Žmonės dažnai bijo termino botulino toksinas ir juos tai dažnai sustabdo nuo šitų injekcijų. Iš tiesų nereiktų bijoti to preparato botulino toksino, tai yra vienas iš labiausiai ištirtų vaistų naudojamų medicinoje. Mes jį naudojam kaip vaistą labai mažom dozėm paralyžiuoti raumens nervo jungčiai ir sustabdyti mimikai. Dažnai sulaukiame klausimo, ar po keletos injekcijų pakartojimo neišsitampys veido oda. Ar galėtumėt paneigti ar patvirtinti šį mitą? Tai mitas. Nei nuo botulino toksino veido oda tikrai neišsitampys, nei nuo hialurono injekcijų atliekamų su saiku irgi veido oda neišsitampys. Nes botulino toksinas išvis neduoda tūrio, veido oda išsitampyti tikrai dėl to negali. Ir raumenis atrofuotis taip pat negali, nes leidžiame tikrai mažas dozes ir šiais laikais nėra tų sustingusių veidų nuo per didelio botulino kiekio. Botulino toksinas iš organizmo iš tiesų pilnai pasišalina be jokių liekamųjų reiškinių.